Taigi, sveiki videoblogo žiūrovai, sveiki mėly youtuberiai, su jumis sveikinasi vėl Stifleris, tai mano, nežinau, 13 galbūt videoblogas. Taip, tai videoblogas ir jeigu pastebėjote mano apraše apie mane, atsirado naujas linkas į Kaktomušos grupę. Būtent susikūrė grupė Kaktomuša jau senai, daugelis iš jūsų tikriausiai jau jas senai žinote, ir taip pat susikūrė naują grupę Facebook'e, Stifleris Team. Team nesirašo pilnai, bet rašosi TM, o trumpinys būtų STM. Ir taipogi Kaktomušai susikūrė naujas YouTube accountas STM Kaktomuša. Būtent tai pagal mane. Tai va, jūs dabar mane matote mano, kaip čia pasakyti, gyvenvietės kultūros namuose. Aš atėjau čia į repeticiją ansamblio. Būtent ir aš joje dalyvauju su šiuo daiktu. Ja. Aš moku groti su šiuo daiktu. Velnės, ko ašgi nemoku groti. Moku groti su būgnais, moku groti su gitaromis, su smuiku norėjau išmokti, kanklės, trimitas, obojus, ne, birbynė, fleita, dudelė. Pianinai, harmonika, akordeonas, bajanas, daug aš moku, labai daug. Tai vat, taip kaip, kad ir norėjau jums pranešti tokias džiugias naujienas, kad atsirado vis dėlto tas Facebook Stifler Team grupas, bei egzistuojantis Kaktomuša buvo papildytas YouTube accountu ir nuo šiol Kaktomušos grupėje jūs galite diskusijų lentoje rašyti klausimus, duominančius apie santykius su jūsų antrosiamis pusėmis. Ir aš jums atsakysiu tikrai, pažadu. Ir taip, kad tiek atrodo naujienų. Jeigu jums tai patiko šios naujienos ir jums yra geros, subscribinkite, nepamirškite paspausti subscribe mygtuką tikrai. Kam iš vis labai patiko, tai spauskite apačioje esantį like mygtuką, komentuokite, aišku, nepamirškite rašyti klausimų. Daina kaip visada komentare. Taipogi check out mano senesnius video, 12 videoblogą. Ir taipogi ruoškitės Kaktomušos videoblogų. Taip kad Stifleris baigė. Iki.